Šią savaitės pradžioj dar Saulės, Marso ir Saturno įtaka gali stiprinti esamą tą geopolitinę įtampą, kas susijęs su artimaisiais rytais, todėl šią savaitę dar visa ta karo tema jinai išliks jautri, ir todėl sprendimai pasaulyje gali būti tokie ir skuboti, prieštarangi, ir ekonomikos ir energetikos srityse irgi dar toks, kaip sakant, dar gali neateit stabilumas. O Lietuvoje šią savaitę gali vyrauti tokia tikėtina ramesnė nuotaika, daugiau, kaip sakant, stebėjimo ir reagavimo į tarptautinius įvykius, nei kažkokių tai aktyvių, naujų sprendimų. Ir palankesnės dienos numatomos būtent balandžio 6 dienos antroj pusėj ir balandžio 8 diena. Tai vėlgi, jeigu kažką planuoja, tai tomis dienomis bus lengviau rasti kompromisus, ir priimti ramesnius, apgalvotus sprendimus. Ir žinoma, net ir įtampos metu visada gali gimti ir geri sprendimai, tai linkiu visiems gražių švenčių, ir ramios jums savaitės.